Taip, sveiki gyvi ir pakalbėsim šiandien, aišku, apie gyventoją, lietuvį ir pasidalinsiu įžvalgomis, kaip mes vertiname jo finansinę padėtį dabar, ko tikimės per artimiausius mėnesius, nes vėlgi e-komercijai paskutinis ketvirtis yra svarbiausias. Ir pabandysim pasižiūrėti, ko laukti kitais metais. Kaip trumpai apibūdinčiau dabartinę situaciją, turbūt not great, not terrible. Kodėl not terrible? Nusikelkim lygiai metus atgal, ne? Jeigu tai būtų 22 metų spalio pradžia. Prisiminkit, tada spalio pradžioje infliacija buvo 22%. Elektros kaina 400, dujų 300. Buvo klausimas, kaip mes tą žiemą išgyvensim, gal net elektros nebus. Karas Ukrainoje praėjo pusę metų, kaip bus žiema. Tai sakyčiau, tai, ką mes turim dabar, turbūt turim pakankamai neblogai, ne? Kas yra. Ką sako patys gyventojai? Vartotojų lūkesčiai, turbūt dažnai girdit, vartotojų lūkesčių indeksas, daromas iš apklausų, kas mėnesį, daug metų statistikos departamentas apklausė gyventojus. Ir žiūrėkit, gyventojai sako, čia yra jų atsakymai, kad lūkesčiai iš esmės yra grįžę į pakankamai istoriškai aukštą lygį. Tai yra, kas buvo prieš karą Ukrainoje, kas buvo prieš energetikos krizę, kas buvo prieš tą didžiąją infliaciją. Ir tai, sakyčiau, yra labai gera naujiena, nes jeigu dar praeitų metų spalio pradžioje apie trečdalį žmonių teigia, kad jų finansinė padėtis blogės per artimiausius mėnesius. Ką mes turim rugsėjį, atsakė tik 10% žmonių, kurie mano, kad jų finansinė padėtis blogės per metus. Nežinau, ar tai yra mūsų burbulas, ar tai esam tikrai tokie užtikrinti, tai tuo pačiu tai džiugina, tai turbūt yra žinutė gera jums, trumpuoju laikotarpiu, bet kita verta, kaip irgi vertų sakau, kad ypač kaip finansų rinkose, kas pakyla, tas gali kristi. Kas nukrito, tas turi galimybių kilti aukštyn daugiau. Tai dėl to reikia, kaip sakyti, aišku, vertinti atsargiai, bet faktas, kad patys žmonės, galvoja, kad yra pakankamai nebloga situacija. Palyginkit su Latvija ir Estija, matot, Estijoje užsidepresavę, akivaizdu, ten ekonominiai ir duomenys yra daug prastesni, Latvių nuotaikos yra atsigaunančios. Tai yra, jie vejasi mus. Beje, nepaminėjau, bet vėlgi, ne pirmą mėnesį, ne pirmus metus mes esam optimistiškiausi Europoje, jau gal 3 metai, pagal atsakymus, kaip mūsų gyventojai vertina savo finansinę padėtį. Tai sakau, čia yra pakankamai geros žinios. Bet aišku, infliacija savo darbą padarė. Namų ūkių vartojimas, realusis, tai yra eurais atmetus infliaciją, visose Baltijos šalyse maždaug -1, -2%. Taip, tai vartojimas žmonių krito. Bet vėlgi, kas krito? Krito prekių vartojimas, bet ne paslaugų. Mes visgi dar turim tą tokį, žinot, kaip įmeti akmenuką į ežerą ir taip vilnyja pakankamai ilgai, taip mes turim ir vis dar pandemijos padarinius, kad ir šiais metais dar mes keliavom, atostogavom, leidom pinigus paslaugoms, o prekiams išlaidavo mažiau. Kodėl? Nes 20-21 metai buvo prekių pirkimo bumas. Tai raibuliuoja, bet, žiūrint į 24 metus, tie raibuliukai bus dar mažesni. Dėl to turbūt irgi žiūrint į 24 metus, mes nebematysim tokio paslaugų vartojimo šuolio. Mes jau dabar matom, kad yra rugpjūtis, rugsėjais yra tikrai sulėtėjimas, gal net stagnacija, bet kur mes pinigus leidom, šią vasarą ir kas yra labai aiškiai, kur keliavo mūsų pinigai, tai yra kelionės į užsienį. Apie 50% daugiau pinigų eurais išleidom šią vasarą užsienyje, keliaudami negu prieš metus ir kiek išleidžiam pinigų jau sugrįžo į prieš pandeminį lygį. Taip, kaip vartotojui man yra gerai, bet galbūt jums kaip prekybininkams, paslaugų teikėjams, nefaina, kad pinigai išvažiuoja iš Lietuvos, nes, tuos pinigus leidė kažkur kitur. Juolab, kad turistai į Lietuvą nėra sugrįžę dar pakankamai stipriai.
Tai uždirbti yra sudėtingiau. Bet geroji žinutė vėl kita yra infliacija. Infliacija mažėja. Rugsėjo infliacija buvo 4,1%. Spalį ji bus 3,3 maždaug. Ir jeigu kažkas nesikeis su energetika, mes turbūt šitam lygyje apie kažkur 3% kitais metais ir būsim. Bent jau pirmaisiais mėnesiais. Mes prognozuojam taip truputėlį žemesnė negu 3% infliacija. Nes kaip galvojam, kad iš esmės su prekių infliacija viskas aišku, jinai baigėsi. Kas lieka? Lieka paslaugų kainų infliacija. Nes vėlgi čia yra tie raibuliavimai, apie kuriuos kalba ir centriniai bankai, ir ypač vakarų Europoje, kad vėlgi ten, kur yra profsąjungos, kur yra susitarimai tarp darbuotojų ir sektoriniai susitarimai, atlyginimai vakarų Europoje dar kils pakankamai stipriai ir kitais metais. Ir gal ne 25 metais, dėl visų tų sektorinių susitarimų. Tai paslaugų kainų infliacija liks. Aišku, nebe tokiam lygyje. Kaip pavyzdžiui, šiais metais paslaugų kainos didėjo 12%. Kitais metais galvojam 5-6% infliacija. Bet vėlgi, tai susideda kitais metais, daugmaž 3% infliacija. Dar gera žinutė jums yra tai, kad energetika, jeigu jau pernai metais galvojam, kaip tą žiemą išgyvensim, šiais metais bet kuris lietuvis, kuris gyvena name, kuris važinėja su automobiliu, išleidžia pinigus energetikai. Ir pažiūrėkit vėlgi, jeigu žiūrėsim su praeitų metų lygiu, elektra yra atpigusi ženkliai. Degalų kaina pastaraisiom savaitėm yra padidėjusi, bet vėlgi tai vis tiek yra pigiau negu prieš metus. Tai yra, atvažiavot į Litexpo, jūs išleidot mažiau eurų negu prieš metus tą pačią dieną. O turbūt pajamos yra šiek tiek padidėjusios jūsų. Tai iš čia tam tikri sutaupimai ateina. Šildymas, gal irgi matėt, pastarosiom savaitėm irgi daug kalba ir valdžia. Iš esmės jau nebėra klausimų, kad tikrai bus pigesnė priklausomai nuo miesto apie 20-25% negu prieš metus. Vėlgi, kaip man, kaip žmogui, šiais metais iš to 10, 15, 20, 25 eurai liks. Priklausomai, aišku, kokiam bute gyveni, kuo kurieni, bet vėlgi, tai yra pigiau. Tai iš čia sutaupimai tikrai bus. Elektra minėjau irgi, žiūrint į ateitį negalvojam, kad čia bus elektra brangesnė ketvirtą ketvirtį. Turbūt matėt, kas vyko vėlgi vakar, užvakar, tik vėjas papūtė, elektros kainos vėl krito, kelias valandas buvo ir 0 kaina. Ir vėlgi, spalis, lapkritis, kažko labai nesitikim, gamtinių dujų kaina žema. Iš čia ateina sutaupimai ir pakankamai nemaži. Dar kas yra su infliacija ir kodėl jos tokios nesitikim, tai yra, kad galimybės riboja taip, kad kainų lygis Lietuvoje tam tikrų prekių ir paslaugų jisai jau prisivijo ES vidurkį. Ar mūsų pajamos prisivijo ES vidurkį? Tikrai ne. Tai dėl to irgi galvojant maisto kainos, apranga avalynė, įranga, tai irgi tas augimas jisai gali būti toks panašus kaip Europoje. Mes jau užsiskirti su kai kurių prekių kainų augimu nebegalima, nes ar Lietuvoje logiška būtų, taip dabar buvo 3 metai perturbacijų, pandemija, karas, tiekimo grandinių trikdžiai, taip tokiu metu gali būti, kad trumpų laikotarpių kainos iššoka ir mes jas pateisinam kaip pirkėjai. Bet vėlgi, ilgesnių laikotarpių tai adjustinasi. Ir čia šitoj vietoj galimybės kainoms didėti labiau negu ES vidurkis yra labai ribotos. Aišku, nekalbu apie paslaugas, nes paslaugų kainos Lietuvoje vis dar yra mažos. Ir čia, jeigu viskas bus gerai, mūsų algos augs, paslaugų kainos artės prie ES lygio. Kitas svarbus aspektas, turbūt sakyčiau svarbiausias, ir mums kaip bankui, ir jums turbūt kaip pardavėjams, paslaugų teikėjams yra, ar žmonės turi darbo. Nes kai žmonės nebeturi darbo, arba neturi, jeigu tai vykdo savarankišką veiklą, jeigu nebeturi užsakymų, viskas keičiasi.
Tai darbo rinkoje, jeigu žiūrėsim, čia yra tikrai naujausi duomenys, oficialūs duomenys, viskas yra pakankamai ramu. Ne? Tai irgi galbūt gera žinutė žiūrint į metų paskutinį ketvirtį, į tą visą kalėdinį sezoną, kad dirbančiųjų skaičius yra stabilus, nedarbas yra stabilus. Yra sodros duomenys apie atleistuosius, priimtuosius. Vėlgi, nieko kažko skirtingo nuo ankstesnių 2 metų. Tai yra gerai. Žiūrint pagal sektorius, kuriuose sektoriuose kaip keičiasi darbuotojų skaičius, tai irgi turbūt aktualu jums, vėlgi su kuo dirbat, kas yra jūsų pirkėjai. Taip, sunkiausia, kam yra pastaraisiais mėnesiais, yra pramoninkai. Bet tai gražiai atsispindi ir darbuotojų skaičiuje. Visose Baltijos šalyse dirbančių pramonės įmonėse darbuotojų skaičius sumažės apie 3%. Taip, kai kurie pramonininkai skundžiasi, kad trūksta darbuotojų, bet faktas yra, kad ten yra 6,000 darbuotojų mažiau. Ir prekyba. Visose Baltijos šalyse prekyboje dirba mažiau darbuotojų. Vėlgi, kodėl? Nes prekybos rezultatai nežibėjo per pastaruosius metus. Bet ką noriu akcentuoti iš Lietuvos, pasižiūrėkit labiau į 5 metų pokyčius, kaip keitėsi darbuotojų skaičius. Ir jeigu prieš 10-15 metų kalbėjom, kad Lietuvai labai reikia keisti ekonominę struktūrą, reikia daugiau didesnės pajamas užtikrinančių darbo vietų, tas vyksta. Ir žiūrėkit, IT sektoriuje, kaip pavyzdys, per 5 metus augimas plus 60% dirbančiųjų. Aišku, tai gal ir nuo žemo lygio, bet vis tiek jau beveik 50 000 darbuotojų dirba IT sektoriuje. Finansų sektoriuje augimas, profesinė mokslinė veikla, turbūt transportas išskirtis, nes ten yra daugiausia užsieniečiai, vilkikų vairuotojai, bet vėlgi jie generuoja užsakymus, kitas su vežimu susijusia veikla lietuviams. Ir kaip tai pasireiškia, vėlgi, kiek yra naujausi duomenys rugpjūčio, ne? Kaip galvojat, kiek tūkstančių žmonių Lietuvoje rugpjūtį jų oficialios darbo pajamos buvo daugiau negu 5 000 eurų prieš mokesčius? Kiek tūkstančių žmonių galėjo gauti Lietuvoje tokią algą? Daugiau negu 5 000 eurų. 50 000. Ne, 80 000. 80 000 žmonių gavo oficialią algą 5 ir daugiau tūkstančių eurų prieš mokesčius, kas yra 3 000 eurų į rankas. 80 000 jau yra nemažas skaičius, nes prieš pandemiją 19 metų rugpjūtį buvo 20 000 ir taip kas metus pridėkit po tą skaičių. Ne? Tai perkamoji galia jinai yra auganti, nes tų žmonių, kurie vis tiek gauni 3 000 eurų ir daugiau, jau gali išleisti pinigų, daugiau ir paslaugoms, ir vis ne pirmo būtinumo prekiams. Tai ko mums reikia, aišku, reikia, kad ta tendencija tęstųsi. Taip, karas trukdo, aukštos palūkanos kam trukdo, bet vėlgi, tikrai mes kaip šalis turim judėti tą linkmę ir labai norisi, kad tie sektoriai stipriai augtų į priekį. O atlyginimai jie auga. Antro ketvirčio oficialūs duomenys, tuoj bus ir trečio ketvirčio, antrą ketvirtį plus 12% augimas metinis prieš mokesčius. Trečią ketvirtį, kadangi turim sodros duomenys už Liepą rugpjūtį, tai bus turbūt apie 11%. Tai yra gerai irgi. Tai yra istoriškai daug. Tai jums kaip prekybininkams, kaip paslaugų teikėjams, vėlgi tai yra gerai. Kiti metai, vėlgi iš karto pasakysiu, per pastaruosius turbūt 3-4 metus, faktas būdavo kiek plus 4% nuo prognozės. Tai jeigu mato čia 8%, reiktų pridėti 4, kas būdavo istoriškai. Bet pažiūrėsim, gal šį kartą pataikysim ir bus 8. Tai yra 8% kitais metais, kodėl tikimės mažiau. Žinot, minimali mėnesio alga nuo kitų metų didėja 10%, kas jau yra mažiau negu anksčiau, nes būdavo šiais metais buvo 15% augimas. Ir vis tiek ir įmonės panašu bus atsargesnės
didindamos savo darbo užmokesčio fondą. Bet žiūrėkit, kas į tai susiveda? Turim 8% darbo užmokesčio augimą prognozuojama, vėlgi čia mūsų. Jeigu pažiūrėsit Lietuvos banko, jie apie 10% turi augimo prognozę kitais metais. 8% darbo užmokesčio augimas, infliacija 3%, skirtumas yra realus darbo užmokesčio augimas arba kitaip, dirbančiojo perkamoji galia. Tai čia yra pagrindinė teigiama žinutė, kad jinai atsigauna. Po tikrai didelio dugno metų pradžioj perkamoji galia mūsų krito tik 10%, kiek gali pirkti vidutinį darbo užmokestį gaunantis žmogus. Jau dabar mes, 3 ketvirtis baigėsi, iš esmės dabar, 4 ketvirčio pradžioje, perkamoji galia yra jau teigiama, pokytis yra teigiamas. Bet vėlgi, ar žmonės atsigaunant perkamai galiai daugiau išlaidaus, vėlgi kalbu čia aš labiau apie kiekius, ne kainas, o kiekius, ar daugiau išlaidaus? Galbūt, bet yra kiti nežinomieji. Išlaidaus taip, jeigu jie turės darbą, išlaidaus taip, jeigu jie daugiau netaupys, o ar daugiau netaupys, kol kas nėra šių metų duomenų apie taupimą, bet žiūrėkit, mes anksčiau kalbėdavom iki 20 metų, kad lietuvių taupimo norma yra labai maža, arti nulio. O pandemija mus privertė pataupyti, bet baigėsi pandemija, 22 metai, taupimo norma tai yra kiek sutaupo, tai yra pajamos minus išlaidos, yra taupimas padalinta iš pajamų. Praeiti metai 2%, kiek šalies mastu gyventojai sutaupė. Tai kažkur labiau kristi taupimui nebelabai yra, ne? Aišku, galima eiti skolą, bet to labai nebūdavo. Tai mano yra nuomonė, kad taupimo norma šiek tiek padidės. Vis tiek tas nerimas, kas bus ateityje, jisai turėtų šiek tiek padidinti taupimo normą. Ir mes matom, kad dabar ta taupimo norma yra šiek tiek padidėjusi. Kai pasižiūrim, kaip keičiasi pinigai žmonių sąskaitose. Čia yra metinis pokytis Lietuvoje, kai paimam visus pinigus tiek einamosiose sąskaitose, plus terminuoti indėlį, kiek žmogus turi pinigų kredito įstaigose. Tai Lietuvoje yra pakankamai stabilu nuo metų pradžios 6% augimas. Tai yra, kiek žmonės daugiau turi pinigų, lyginant su praeitais metais, 6%. Turbūt iki metų pabaigos čia nieko neatsitiks ir mes baigsim panašiu augimu. Bet šiek tiek keičiasi struktūra, Keičiasi struktūra tai, ką žmonės turi savo sąskaitose. Kodėl? Nes pradėjo augti palūkanų normos. Centrinio banko yra tikslas, keliant palūkanų normas, mažinti vartojimą, didinti taupimą. Čia yra santykis tarp terminuotų indėlių, kiek žmonės turi, ir visų jų turimų lėšų bankuose. Matėt, dugnas buvo 22 metai, dabar pradėjo staigiai augti. Kodėl? Nes pradėjo augti indėlių palūkanų normos už indėlius. Bet tai irgi yra, toks turbūt žinutė, kad jeigu padedi indėlį 12 mėnesių, 2 metams, tu užlokini pinigus. Tai tokių galbūt spontaniškų pirkinių iš to nebebus. Nes nebenutrauksi indėlio tam, kad nusipirktum, šaldytuvą arba televizorių. Tai tų užlokinamų pinigų jų tikrai daugės. Nes vėlgi dabar yra palūkanos 4%, gali gauti nesunkiai ir mes matom, žmonės tą daro. Tai klausimas, ar palūkanų normos dar didės? Turbūt labai dažnas klausimas. Tai mūsų atsakymas yra, ne mūsų, rinka, ką kalba rinka, ateities sandoriai, kad taip pikas iš esmės yra dabar. Mes irgi galvojam, mūsų prognozė, kad irgi ECB daugiau palūkanų normų nebedidins. Bet kas dabar turbūt yra pastaruoju metu pasaulyje ir finansų rinkose, kad tiesiog reikės palaukti, kol palūkanos bus mažinamos ir jos taip greit nemažės. Ateities sandoriai rodo, kad per artimiausius 3 metus Euriboras nekris žemiau 3%.
Bet vėlgi, tai yra, ką mano rinka, istoriją žinom. Dažnai centriniai bankai palūkanas kelia lėtai, o muša labai greitai, nes prasideda blogi dalykai, recesijos ir panašiai. Gali būti, kad bus ir šį kartą taip pat. Bet kol kas, rinkoje yra tokia nuomonė. Mes galvojam, kad ECB-as pirmą kartą sumažins palūkanas kitų metų vasarą. Tai dar teks palaukti. Ir ką tai reiškia žmonėms, kad palūkanos yra padidėjusios ir jums kaip prekybininkams paslaugų teikėjams. Tai yra, kad paimkim trečią ketvirtį, kuris pasibaigė, tai turim paskaičiavę, kad žmonės trečią ketvirtį palūkanoms už būsto paskolas išleido maždaug 100 milijonų eurų daugiau negu prieš metus. 100 milijonų turbūt yra daug, jums, tie pinigai galėjo būti išleisti paslaugoms, prekybai. Tai yra, kas suvalgo tuos ir kas dar šiek tiek valgys tuos 5 procentų atsigavimą tos realios perkamosios galios. Tai suvalgo, tai yra žmonės leidžia pinigus palūkanoms. Bet kita vertus, kaip minėjau, pradėjo augti indėlių sumos, indėlių palūkanos, tai pradeda žmonės gauti palūkanas už indėlius. Ir čia taip gaunasi labai įdomiai, kad pinigai persiskirsto, nes kas dažniausiai turi būsto paskolas? Turi turbūt 30-45 metų asmenys, tai jie moka, iš jų pinigai išeina. Bet pas ką ateina pinigai? Mes matom, daugiausia turi terminuotų indėlių žmonės virš 50 metų. Tai toks vyksta pinigų persiskirtimas iš vidurinio amžiaus žmonių arba jaunesnių į vyresnio amžiaus. Tai vėlgi, turbūt segmentuojantis, kam yra geriau, kam yra blogiau, tą reikia atkreipti dėmesį. Beje, dar apie vyresnius asmenys šiandien kaip tik yra biudžetas skelbiamas Lietuvos, tai jau aišku, kad kitais metais pensija didės 12 procentų. Tai gal tai nėra e-komercijos klientas, bet vėlgi 600 tūkstančių žmonių kitais metais užsitikrina 12 procentų didesnės pajamas, infliacija 3 procentai, vėlgi tai yra turbūt irgi tam tikra gera žinutė mūsų rinkai. Blogoji dalis, kur patys tikrai jaučiat, matot, tos didesnės palūkanos daro įtaką NT rinkai. Šiandien pasirodė rugsėjo mėnesio registrų centro duomenys apie būsto sandorius rugsėjai, kurie buvo blogi. Jie buvo blogi, nes rugsėjį, kaip ir Liepa, būtų Lietuvoje parduota maždaug tiek, kiek buvo 2012 metų Liepa arba rugsėjį. Tai iš esmės grįžtam ten, kur buvom prieš 11 metų pagal sandorių skaičiaus aktyvumą. Tai šitoj vietoj yra negerai. Pirminė rinka irgi pasyvi. Tai turbūt, kaip sakyti, jaučiat ir jūs per tai, kad mažiau perki būstą, mažiau reikia pirkti jo įsirengimui. Ko žmonės, manau, laukia ir kada gali būti tam tikras pajudėjimas. Aišku, kada viešoje erdvėje bus aiški žinutė, kad palūkanų normos nebeauga. Turbūt to labiausiai visiems reikia, kad būtų akivaizdu, kad jau tai yra pikas, tai yra viskas su palūkanų normų didinimu. Dar reikės palaukti, bet gal laukti reikės nebeilgai. Bet faktas, paskutinį ketvirtį čia nieko nebus, ir viltis turbūt į kitų metų vidurį. Ir pabaigai, tai kokį tikėtis iš kitų metų? Mažmeniniai prekybai, tai e-komercijai. Tai šie metai, kaip minėjau, taip, jeigu imsim visą mažmeninę prekybą, tai iš esmės yra minusas. Aš vėl kalbu apie tą realią prekybą, minus 1,5%. Aišku, jeigu kalbam apie eurais, tai yra plus 10 procentų. Bet kai aš kalbu iš vartotojo pusės, yra perkama prekių mažiau. Šiaip vis tiek istoriškai koreliuoja darbo užmokesčio fondo augimas arba gyventojų pajamų augimas tiek su mažmeninė prekyba bendrai, ar jeigu imsim tik prekėmis. Tai aš skaičiau tokia paprasta matematika. Jeigu kitais metais darbo užmokesčio fondas auga 8 procentais, tai yra dirbančiųjų darbo užmokesčio fondas. Daugiau išleisim palūkanom šiek tiek, daugiau pataupysim, tai iš esmės lieka maždaug
4-5 procentai daugiau pinigų kitais metais išleisti prekiams ir paslaugoms negu šiais metais. Atimkime infliaciją, turbūt gaunasi realus augimas 2 procentai. Nėra daug, bet vėlgi, e-komercija, jūs esate augantis sektorius, jūs turite daug planų, daug įrankių, taip kad pavarykit į priekį ir pasistengkit, kad būtų augimas didesnis. Ačiū Jums. Su tokiu palinkėjimu, ačiū labai. Aš dabar jaučiuosi taip not great, but not terrible. Taip, kaip ir čia gerai, bet ne visai. Čia blogai, bet ne visai blogai, bet galbūt gerai, bet ir labai daug bet. Tai man iš šio klausimas publikai. Kas jaučiate nerimą dėl mažėjančių pardavimų, mažėjančių srautų, dėl ateinančio pusmečio verslo rezultatų? Pakelkite rankas. Ta prasme, geras žinios. Ta prasme, wow. Aš daugiau ir nebeklausiu. Tai aš tada turiu vieną klausimą čia iš publikos. Jau kai esate SEB banko ekonomistas, klausimų gaunate įvairių. Kaip pavyzdžiui, vykstantis mokytojų streikas. Daugeliu yra nepaslaptis. Jūsų nuomonė, kaip elgtis situacijoje dėl DU mokytojams, turint omeny biudžeto trūkumą. Galit neatsakyti, čia tiesiog turiu perskaityti. Bet... vis tiek susitars ir algos, vis tiek ir jos padidės. Ne? Tai vėl klausimas, turbūt nori 50, tai bus 20, vis tiek tai yra gerai. Jums kaip prekybininkams plus 20. Taip. Mokytojai daugiau išleis, tai viskas gerai. Aš bandau tik suprasti, ar čia mokytojas klausia, ar švietimo ministerijos atstovas, kaip jam elgtis. Taip, gerai. Kitas irgi toks kalambūras, bet gal čia jūs suprasit vienas kitą. Patvirtinkite arba paneikite. Kai visi per drąsiai leidžia pinigus, tai reikia taupyti. Kai visi labai nusiteikia taupyti pinigus, tai reikia leisti. Kodėl? Aš sutikčiau, kad, žinot, yra, kad kas sukelia krizės, yra overconfidence. Ne? Kai kažkas labai stipriai kažką daro, būk atsargus jau. Taip. Kai yra daug nerimo, daug pesimizmo, tada pradėk būti optimistas. Ok. Čia panašus du klausimai apie lag efektą, palūkanų normų pakelimas ir kitas, jei palūkanų pikas dabar, tai vartojimo šuolio galima tikėtis po kiek? Po 12-18 mėnesio, koks yra tas efektas? Pakėliau palūkanas arba jas sumažinau, po kiek tai atsispindi jau vartotojų elgsenoje, pirkime, nepirkime? Aš nepasakysiu, nes vėlgi čia, aišku, reikia žiūrėti į tyrimus, mokslinius darbus, bet lagas tikrai yra, o kokio dydžio jis turėtų būti nemažas, ne? Nes vėlgi tiesiog iš paskolų perskaičiamo prizmę, žiūrėkit, yra Euriboras 6 mėnesių, tai jeigu persiskaičiavo jums dabar, kitas persiskaičiamas už 6 mėnesių, tai vis tiek jūs norit, kad tas persiskaičiamas būtų, kad būtų stabilu. Tai pusę metų matau mažiausia, gal ir daugiau, gal tie 12 mėnesių ir dar daugiau, tai jis nėra labai greitas. O man klausimas, visą laiką kalbame apie palūkanų normas, apie paskolas turinčius ir taip toliau, bet po to ateina skaičius, kad jų mes turime apie 17%, tų, kurie būstui pasiėmė paskolas. Kažkas... Taip, teisingai. Tai klausimas ir tai labai sureikšminama ir aišku, tame burbule gyvenant, net iš įmonių vadovų pradedi girdėti temas cost of living, kad juos netapima nerimas ir panašiai. Kokią įtaką bendram tokiam perkamumui, ar tai, kas atgula į mūsų statistikas, turi tie 17%? Bendrai, kaip minėjau, kiek padidės palūkanos už paskolas. Tai yra 2% darbo užmokesčio fondo. Okay. Tai gal, sakau, tai vėlgi, tai nėra daug, bet tai yra 100 milijonų eurų. Ir čia turbūt žiūrėti vėlgi, su kuo dirbate, nes jeigu dirbate su 25-40 metų asmenimis, ten tas santykis yra didesnis. Taip. Jeigu dirbat su, vyresnio amžiaus žmonėms, tai jiems yra neįdomus tos palūkanų klausimas ir iš to jie gal net dar uždirba, nes gauna indėlių palūkanus. Tai čia nuo amžiaus labiau priklauso.